Ar tai gražiausias traukinio maršrutas Europoje? Pažiūrėkim. Žinot, kas man labiausiai patinka Šveicarijoje? Kad čia net paprasta kelionė traukiniu tampa nuotykiu. Sėdi sau, žiūri pro langą ir atrodo, kad važiuoji kaip per filmą. Ir tada supranti, kad dėl tokių kelionių verta keliauti. Kai žiūri į tokius vaizdus, supranti, kad žmonės sako, kad Šveicarija kaip atvirukas. Bet kai pats čia stovi, tas atvirukas tampa realybė. Ir tai dar ne pabaiga. Šitas maršrutas turi dar kelis momentus, kurie tikrai atima žadą. Artėjame prie vieno garsiausių Alpių miesto St. Moritz, kur žiemos olimpinės žaidynės vyko ne 2 kartus. Esame Šveicarijoje St. Moritz mieste. Labai gražus miestas, viskas kaip šveicariškas laikrodis eina. Jau tikrai atitinka. Žmonių nedaug, bet viskas tvarkinga ir gražu. Išvažiuojame iš St. Moritz, bet kelionė tuo dar nesibaigia. Priekyje daug tunelių, viadukų, Alpių peizažų. O kelionė toliau tęsiasi su vaizdu ir gera kava. Šveicarijos slėniai tarsi gyvi paveikslai. Maži miesteliai apsupti kalnų, kur laikas teka lėčiau. O už šio tunelio jau kita istorija. Trumpas sustojimas Arozoje. Tai mažas charakteringas kalnų miestelis. Net lietuje Arozo atrodo puikiai. Tai kalnų kurortas įsikūręs daugiau nei 1800 metrų aukštyje. Arozą atsižymėjom ir tai baigėsi dar viena diena Šveicarijos bėgiais. Ir taip Šveicarijoje diena užsidaro tyliai, bet labai įspūdingai.